Man atrodo, aš ne viena, kuri mokykloje išmoko daugiau rusų kalbos negu anglų. Todėl nes pradinių klasių mano anglų mokytoja buvo visiškai su rusišku akcentu ir per pamokas jinai kalbėdavo rusiškai su mokiniais, kurie irgi mokėdavo rusų kalbą. Tai gavosi, kad mano visa pradinio anglų kalba nuėjo šuniui ant uodegos ir aš išmokau rusiškai daugiau negu angliškai. Dėl to mokykloje mano nueitas anglų kelias buvo tikrai labai sunkus, todėl nes reikalavo daug pinigų, korepetitorių ir labai daug motyvacijos ir laiko. Kad tik mano laikais būtų susikūręs dirbtinis intelektas ir jisai man būtų padėjęs sutaupyti begalę pinigų ir padėjęs mokintis tos anglų kalbos, nes dabar yra tokia programa kaip Astra.ai, kurią jau tikriausiai visi žinot. Yra AI korepetitorius, kuris tau gali būti prieinamas 24/7 ir tau nereikės išleisti tiek pinigų, kiek išleidai ant gyvų korepetitorių. Tai čia yra, pavyzdžiui, mano sutaupyti pinigai per tuos 3 mėnesius, kuriuos aš mokusiu su Astra.ai. Jos pagalba gali pasidaryti flashcardus ar podcastus ir mokintis daug naujų žodžių, spręsti įvairius testukus ir tobulinti savo anglų kalbą. Tai susiimk, kol dar nevėlu.